kalbate apie šias rungtynes, kas nutiko, kodėl nepavyko laimėti? Kas nutiko, pralašėm. Labai kvailai pralašėm. Paprasčiausiai paskutiniam kėliny, kiek aš žinau, 8 puolime kamuolius atkovojo. O paskutiniai 2 kamuoliai po baudų metimų, tai buvo mums tiesiog tragedija. Nes geras komandas taip nepralašė. Nes Vadinas dar nedavo įgyto. Nors kaip stengiamės ir atrodė visi užsivedė, tikrai motyvuoti ir, nežinau, stengiamės iš visų jėgų. Atidavėm viską, bet dėja, pačio galo. Top 16 metų tai ne pirmas kartas, kai taip pabaiga prastai sužaidžiama. Ar tai galbūt kažkiek lemia tas dalykas, kad dabartinė ta situacija? Gal veikia kažkiek krepšininkus vis tiek? Aš nežinau, žinot, veikia visada visos aplinkybės kažkiek, tai, bet manau, kad kai išeinam į aikštelę, mes negalvojam, kas direktorius ar kas moka algas, paprasčiausiai išeinė ir dėl savo garbės, nežinau, jeigu nėra komandos ar ko, viens kitam pagarbą jaučiam kažkaip, noris išlaužti. Dėja, neturiu atsakymą, pralašym labai apmaudžiai ir taip tiesiog tokio lygio komanda taip negali daryti. Ar liks motyvacijos toliau kautis? Aš kaip ir sakau, jeigu man nėra motyvacijos įrodyti kitiem, kad aš ir mano komanda geresnė, tai kam tada aš žaisti?